Kur mes vykstam? Vykstam klientui aprodyti video skambučiu būstą, apartamentus prie Steponos. Čia va šitas kompleksas, ar ne? Atvažiavom į urbanizaciją. Parodyk. Gėlės gražios. Taip, tai dabar padarysim apžvalgą to apartamento, kur buvom apžiūrėti. Steponoje. Čia mes matom skelbimą, kainą, aprašymas. Pažiūrim nuotraukas, kaip atrodo, o paskui pažiūrėsim realybėje, nufilmuotą. Taip, čia šitą terasą, kurioje mes buvome, ar ne, svetainė, viskas tas pats, bet čia realiai viskas tas pats. Va, koridorius, taip, mes matom išėjimo duris. Po kairę matom įėjimą į miegamąjį, ten gale po kairę už veidrodžio įėjimą į virtuvę matom. Po dešinę ten prie tų galinių durų spinta viena ir arčiau, kur tašė kabo, už tašės vėl kita čia spinta. Virtuvė. Čia vėl virtuvė, tokia siauroka. Pailga. Taip, pailga ir siauroka, bet čia yra standartas Ispanijoje. Terasa iš nugarą stovinti jūros pusę. Vonia, kai taip žiūri, tai įėjimas iš kairės pusės, prie pat tos vonios. Taip, čia vėl vonia. Va, dabar čia įėjimas. Ir vonia stovi, ta pati vonia yra po kairę. Taip, čia yra žiūrint priekiu, nugarą stovinti jūrą ir žiūrint į patį pastatą tą didelį. Tai jeigu mes pažiūrėt, va, kur tas būtas, už medžių, jisai maždaug va šitam kampe, šitoje vietoje. Antras aukštas. Ispanijoje rašo pirmas aukštas, nes žemutinis aukštas yra ground floor, o pirmas aukštas jau eitų lietuviškas antras aukštas. Va čia yra vaikų žaidimo aikštelė, miegamieji, bet čia labai išmėtytos nuotraukos. Miegamųjų langai į gatvės pusę, bet jie kai uždaryti su langais, tai nelabai ir girdisi. Aišku, jeigu norisi langus prasivert, reikia nepamiršti, kad čia ne autostrada, bet tokia pravažiuojanti gyvenama vietovė. Tai naktimis ten to transporto minimaliai, ten kokia viena kita mašina gal ir pravažiuos. Bet čia yra centras, tai ko norėt? Miegamasis. Čia tos nuotraukos tokios iš padrikos išmėtytos, nepailiui netgi. Nu okei, tai galim tos nuotraukos daugiau nežiūrėti, einame prie žemėlapio. Tai va, Marbėja, o čia va Stepona. Ir dabar einame, va, Carrefouras, tai čia yra prie tos parduotuvės, va, Carrefouras ir mes va šitoj vietoj, pats visas kompleksas. Čia po to matysime, kaip mes praeiname, tuoj parodysiu vaizdą. Ta restoraną. Taip, va, video mes matysime, kaip mes išeiname iš to komplekso, pro vartus, praeiname į parką. Ir mes eisim va čia šitą pakrantę truputį va iki šitos vietos. Čia sustojom, pasidėjom mašiną, nes čia realiai lauke nebuvo vietų, kur pasidėti. Tai mes apėjom, nu parodysiu. Tai va tas visas raudonas Taip, kompleksas. va čia šitas visas kompleksas. Priklauso irgi šitie baseinai kompleksui. Taip, čia yra baseinai. Kadangi šitas visas kompleksas, tai taip, įeina baseinai. Pats butas yra va šitoj vietoj. Prisiartinam ir čia pagrindinė gatvė, važiuoja aplink žiedą ir gali pro čia važiuoti, šitaip, bet gali ir pro čia važiuoti. Pro šitą vietą ir čia va įvažiavimas yra į garažus. Tai mes video matysis, kaip mes praeiname iš šito būsto, kuris yra čia. Mes čia išeiname ir keliaujame iki baseinų, pro čia praeiname ir čia yra išėjimas.
pro tos geležinius vartus, matysim. Po to mes nuėjom iki šitos zonos, čia yra tokia pasisėdėjimo, gėrimo, atsigėrimo, pabuvimo zona. Pavalgymo, taip. O įėjimas į baseinus yra va šitoje vietoje, jeigu aš neklystu. Bet čia yra stovėjo tvora, matėsi va šitoje vietoje. Nebuvo tam vartelių? Na, aš nepastebėjau vartelių. Priešais kompleksai yra parkas ir tiesioginis išėjimas prie jūros. Pležas nėra didelis, tai praktiškai reikėtų jau iki pačios Esteponos centro. Parkavimas čia yra nemokamas, tai galima iki čia atvažiuoti, čia pasidedi mašiną ir paskui gali keliauti iki pačio centro pėstute. O čia pasidėjus mašiną, galima čia per gatvę perėjus, pėsčiųjų perėja yra priešais prie žiedo šito. Ir va čia va galima keliauti į centrą. O čia jau yra centras. Čia jau senamiestis. Taip, čia jau yra senamiestis. Platus paplūdimiai, gražus Esteponos. Taip. Dar ko nepaminėjom, tai kad yra šalia autobusų stotis. Ir jinai yra prie pat urbanizacijos. Ir čia tiesioginiai autobusai, reisai važiuoja iš Malagos oro uosto iki šitos vietos. Taip, aš irgi čia mes atvažiuodavom, aš į autobusą ir tas autobusas išvažiuoja iki oro uosto Malagos. Nereikia su jokiais taksi važinėti. Mašiną nereikia. Taip, net mašinos nereikia. Čia gali atvažiuoti su autobusu iš oro uosto, tiesioginis reisas, viskas, čia apsistoji ir savo keliauji, gyveni mieste Esteponos. Prekybos centras, va šitas Carrefouras, kaip rodžiau. Čia yra tas restoranas, pro kurį mes praėjome. Gan aukšti atsiliepimai, labai neblogas. Tai šitas objektas nuomai, jis yra vienas iš idealiausių variantų. Turi turistinę licenciją, jie dabar nuomoja per Airbnb, kaina nakčiai 250-280 vasarą per naktį. Ok, tai dabar eisim pasižiūrėti video. O, masažai. Gerai. Atvažiavo mūsų agentė, pamojavo. Questa è entrada, sì, no por también. Muy frío. Está bien, voy. Esta puerta, sí. Va, čia yra kiemas. Kiemas, o čia visi balkoniukai. Fontaniukas. Ten kala kažkas, vadinasi, remontus darys. Einame vidų apsižiūrėti. Pašto dėžutės. Va, liftas yra. O tai su liftu nevažiuojam? Na gerai, lipam. Viskas tvarkinga, atrodo, gražu, laiptinė švari. Tvarkinga, gražu, švaru. Žiūrėjome į vidų. Čia elektros. Skydinė pakankamai tvarkinga, nes Ispanijoje taip sunku surasti, kad būtų elektra padaryta. Nu, va, virtuvė. Jungiklis. Virtuvė siauroka, bet čia taip jau Ispanijoje priimta. Šaldytuvas. Reikėtų atsinaujinti.
Jeigu nuomai, tai ok viskas. Jeigu savo, tai priklausomai kiek investuot nori. Į gatvės pusę. Reikės pažiūrėti, kaip miegamieji, ar į kiemą, ar į gatvę. Nu, viskas pakankamai padoriai atrodo. Čia kondicionierius. Telefonspinė. Čia spintos, ar ne? Čia uždaryta. Jo, čia yra spinutė išdėta, kad nieks nelystų. Lubos truputį patrukinėjusios. Veidrodis, taip, čia spinta atsiveria. Tai va lygiai ten tokia pati tenais. Abu miegamieji gatvės pusė, ar ne? Aišku. Čia irgi spinta. Kondicionieriai, o čia visos lubos pažemintos koridoriai. Čia yra pažemintos lubos, nes čia eina latakai kondicionieriaus. Ir paskui čia įeina į miegamą. Nu jo. O žaliuzės rankinės, ar ne? Į apačią. Jo, rankinis šniūras. Okay. Dėčiau. Plytelės. Ok, einam toliau. Čia irgi miegamasis. Miegamasis. Irgi, vat. Bet langai, kai uždaryti, tai nelabai girdisi to garso triukšmo. Kai uždarytas. Jo. Tai bet jeigu vasarą atsidarius langą miesto žmonės, pavyzdžiui, Bet naktį čia nelabai važinėja, čia nėra autostrada. Čia yra toks miesto, tai čia daugiau žmonės, supranti, nu, mažiau būna to eismo naktį. Aišku, pravažiuoja mašina, čia nieks nesako dėl to, kad nebus eismo. Bet jo. gal atsivežti vis tiek reikėtų, nes tai tas tokių... Nu, čia tokie, va, jo, tokie, va, yra. Opa. Jungiklis. Spinta. Okay. Tvarkinga, išnuomoti tai laisvai. Jeigu nuomos paleisti. Vonia. Tokios lubos. Lubos čia jos visur tokios būna pažemės. Nu, čia tai plastikas, jo, čia plastikas. Čia greičiausiai bus irgi kondicionierius. Dažniausiai būna kondicionieriai voniose montuoti. Tai čia turim klozetą. Dušas. Čia įeiname į svetainį. Svetainė yra terasa. Už svetainės. Čia tapetai, ar ne? Jo, čia ir tapetai. Čia kondicionierius. Plytelis. Kondicionierius. Taip. Nu, tokia svetainė. Čia yra baldinė plokštė uždėta su tarpuku. Čia tokia medžio padarytas dekoras, baldinės plokštės. Va, išvalė terasą, bus švari, tvarkinga. Galėsim pasimėgauti. Bonita terasa. Nu, va, staliukas, čia viršų gyvena, ten kaimynai. Ir va, visa jūra matosi. Fontaniukai, palmės, gražu, tvarkinga. Kaip tai pasižiūrėk? Ką reiškia nelabai Būna kartais matosi? mėlyna, tokia labai ryški. Ne, tai dabar saulė spigina, tai atsispindi, bet taigi jūra viskas kaip ant delno. Taip, čia tokia tvorelė padaryta. Ok, truputį pabirėja, bet tai čia nieko baisaus. Čia Ispanijoje, tai čia viskas ok. Gėlytės.
Ten va kažkas gyvena. Užsistiklinę, nu tai okei, užsistiklinę tai privatumo gaun. Čia gali gėlių pasidėti su vazonais ir tau iš karto žalia, nematai ant stiklo to. Šitoj vietoj irgi kas gerai, tai tau akių lygyje nematai kaimynų, jeigu mano ūgio, aišku. Va, yra čia vandenuko galima, čia jis užsisuka, rozetės. Čia televizijos, nu bet tai čia jau sena sistema, tai čia nenaudojama, svarbiausia rozetės, vanduo galima pasiimt šlangą, čia pasiplauti, čia yra subėgimas vandeniui. Norėtųsi kažkokių gražesnių baldų. Tai be abejo, čia jau reikia tik apželdinti. fantazijos ir noro. Tai galima padaryti tokią mini oazėlę čia nais, tvarkingą. Čia įėjimas nėra labai aukštos duris, va. Sakysim, lenkstukas. Čia marmuras yra. Ir čia toksai laiptukas gaunasi. Tai aukštis jisai nėra ypatingai didelis aukštas. Ten rankom šniūrą reikia nuleisti, užsidaro žaliuzės. Žaliuzės užsidaro ir čia būna tamsu tada, jeigu vasarą saulės per daug. Visur vienodos plytelės. Tvarkingai. Kažkur kažkokių papilėjimų, atsišokinėjimų, dažų kažkaip nesimato. Jo. Remontas nesenai darytas. Gal. Jokių patrupėjimų, jokių įskilimų, kol kas aš nepastebėjau. Jokių pelėsių irgi nepastebėjau. Čia va kitokia spalva plytelio. Si el precio total, sí. Nu okei, kaip ir aišku viskas. Klaro. O price negotiable? Jo. Čia aišku viskas veikia, čia nelabai turbūt ką man čia reikia junginėti, švieselės dega. Būtinė technika tai ant nuomos, jeigu savo laikyti, tai, jeigu priklausoma, jeigu gyvent savo daugiau negu pusę metų, tai tada aš keičiu būtinę techniką. Jeigu nuomai, tai viską galima palikti. Taip, tai ką sakė? Sakė, kad galima kešų viskį mokėti. Galima dalį kešų mokėti apie gal 100-150. Apie 150, ar ne? Jo. Savininkai yra iš, kur ten, amerikiečiai, iš Pietų Amerikos, ar ne, minėjo? Nu va, uždarė ir gaunasi tamsiau. Romantika. Einam apžiūrėti. Romantika. Einam apžiūrėti gražą. Jo, dabar eisim į garažą apsižiūrėti. Ten yra mašinų salonas automobilių. Aišku, čia degalinė prie pat. Čia pačiam pirmam aukšte yra visokių parduotuvėlių. Nu, čia yra ofisai, jo. Pirmas aukštas yra vieno ofisai. Taip. Nu, va, su liftu gal važiuosim. Aš taip norėjau su liftu važiuoti. Į community 108. 108. Community mokestis. 108 community. Okay. Įbė 600. 600 įbė per metus. Nu, garažas. Esta, bicicleta. Tai va, čia tas dviratukas, kur stovi. Salida, si? Tú entras por aquí y sales por allí. Aha, įvažiavimas, va čia, išvažiavimas tenais. O sandėliuko kokio nėra? Einam pažiūrėti sandėliuko. Šičia.
Nu, okei, sandėliukas, jo, jisai maždaug 3 metrai ant vieno, ant pusantro. 3 metrai ant pusantro. Nu, tai tokie standartiniai sandėliukai, aišku, čia. Kažkas lentynas galima padaryti. Jo, Dviračiams taip, pasidėti. galima lentynėlės, dviračius, visokius daiktus, paplūdimio kėdės. Čia yra su... Aquí? No? Ahí. Ok, gracias. Išėjom iš garažo. Čia dar eisim pasivaikščioti po parkelį, pasižiūrėti kiemą. Nu, man tai tvarkinga viskas, atrodo, pakankamai. Čia buvo va tas butukas, šitas. Jo, čia. Su kiemeliais dar fainiau, aišku, bet tų kainos turbūt dar didesnės su kiemukais. Čia priklauso nuo kliento, nes klientas nenori. Okei, vadinasi, taip. Nesaugumo. Supratau. Ne visiems tinka kiemukai teisingai. Iki baseino einam pasižiūrėti. Va, čia yra vaikam atrakcionai. Ten baseinas to mačiau dabar. Gal matysim ten kontorą. Čia paspausti reikia ir išeini. Por favor. Ok. La entrada al parque. Esta entra. Ok. Čia yra įvažiavimas į... Va tenais įvažiuojam į požeminį parkingą per šitą pusę. Čia va ta kavinė, kur mes pasilikom automobilį. Galėsim nueiti iki jūros, ne? O iki baseino? A donde es entrada en piscina? Einam, dabar pažiūrėsim dar baseiną apsižiūrėti. Va. Čia visas baseinas. Čia yra kitas, toks kaip kompleksiukas šito viso urbanizacijos. Ahora no va trabajando. No hay nadie trabajando. Cada uno trae su comida y O čia yra baras, ar ne? Bet jis šiaip neveikia, čia tik šiaip atsineši savo maisto, pavalgyti, jeigu nori okei. su vaikais pasėdėti. Tai va, tokia zona, Taip. maisto zona. Mhm. Jo. Vaikų baseinas. O kodėl čia ta tvara uždėta, kažin? Todėl, kad vaikai neįbėgtų maži. Gali būti. Nesėjimas ten iš anos pusės, jo. Ok, perfekto. Taip, aš čia viską nufilmavau. Ir tave, ir šitą vaizdą. Taip, viskas tvarkoja. Einam iki jūros, taip.
Vėl su šuniukais treniruojasi. Skulptūros. Čia būna jogos pamokos vyksta. Jogos pamokos. Šiandien vėjai dideli. Paskutinės šias kelias dienas. Tai ir bangos nemažos. Čia yra gražios vietos šitos. Ir kas man labiausiai patinka, tai va šitas paplūdimio baras. Su daug gerų atsiliepimų, va ten matosi. Tai Gibraltaras matosi. Taip, gražus, simpatiškas, jaukus, ten dar baseinai yra prie to bariuko. O va ten matosi, aišku, čia mėlyni stalai matosi, bet už tų mėlykų yra baseinas. Ups. Čiut neatsitrenkim. Wow, iš karto matosi visa Stepona. Čia vaizdai tai nuostabu.